Sveiki visi atvykę į naują mano filmuką. Tai susitinkame šiandieną mano labai kalėdinėje lovoje. Šiandieną toks fainas rytas, nes nuvežiau vaikus ir pasiėmiau laptopą į lovą, tai atsinešiau kavos ir turiu tokių darbelį. Ir labai faina kalėdinė patalinė ir ji yra medvilnė, bet tokia pukuota, stora medvilnė, su ją labai šilta ir labai smagu. Pačiu ją praeitais metais ir labai patiko, tai vad kasmet visą gruodžio mėnesį mes būtent ją ir naudojam ir kažkaip labai smagu pasikeisti. Bandau susidraugauti su tokiu megztiniu. Tai turiu tokį megztinį, jis labai fainas, šiltas, su daug vilnos, bet čia yra toksai raištis priekyje ir aš nežinau, ką su juo daryti. Palaidinė patinka, surišti negražiai atrodo ir nežinau, ar kažkas. Gal ne taip aš jį nešioju, kažkaip adaras jisai man nepatinka, nes tie tokie vat šalikai tada kaba. O ką su jais daryti, aš dar neišsiaiškinu. Tai čia iš firmos Olsen megztinis, labai iš tikrųjų šiltas ir fainas. Ir man jis toksai, jis ne juodas, o tamsiai mėlynas ir labai man jis patinka, bet nu tas raištis priekyje. Niekada nesidedu aš jo, kai kažkur rimčiau einu, nes nu nemoku aš jų užsirišti gražiai. Tai dabar vat namuose pabandysiu šiandieną susidraugauti su šiuo megztiniu. Pabandžiau vėl rudą blakstienų tušą ir man nepatinka, kaip atrodo. Jis nieko daug nepadaro. Antra, tokios akis atrodo kaip pavargusi, šiek tiek kaip be nieko, nežinau. Tai kam dažytis, jeigu jokio efekto. Tai nusprendžiau šiandieną rudas tušas ne man. Labai džiaugiesi. Jo gimtadienis už 2 savaičių. Po kalėdų. Kai Santa ateis, tada bus Čarlio gimtadienis. Labai džiaugiesi? Taip. Taip. Eik pasidėk gražiai. Kadangi man kiekvieną dieną kačiukai suverčia mano šį dalyką ant stalo ir miega ant to žalios staltiesės, tai nusprendžiau viską šiandieną truputėlį perdaryti, išplausiu tą staltiesę to pačiu ir galvoju papuošti lempą, nes turiu tokią dėžę nuo praeitų metų, kur buvo papuošimas, tai galvoju išsitraukti jį ir papuošti lempą kokiais žaisliukais. Noriu raudonų akcentų ant lempos, pas mus yra štai tokia lempa. Praeitais metais aš iš tikrųjų padariau papuošimą ir aš jį labai gražiai nuėmiau, kad galėčiau kitais metais vėl pakabinti. Tai turiu tokioje didelėje dėžėje, visas labai tvarkingai supakuota. Čia yra pagalvėlės, noriu pasikeisti. Tada čia yra kilimukas kalėdinis ir vat yra ši girlianda su labai gražiais rinktiniais žaisliukais. Tai šitie visi dūžtantis, rankų darbo ir nu tokie jau labiausiai mano mylimi. Tai bandysiu labai atsargiai viską pakabinti ant lempos. Patinka? Apvilksime pagalvėlės. Mūsų visai kalėdiškas tas pagalvėlės, bet turiu tokias vat raudonas su kalėdų seneliu. Ir jisai kepa pyragą, man atrodo, taip, su meilė. Taip. Gerai pamiegoji. Ką darot, vaikai, pasakykit? Kalėdų seneliui? Taip. O ko tu nori dovanų? Perlis nori? Lego Doggy Ninjago robotai. Darome atvirukus kalėdų seneliui, rašysime atvirukus ir draugams ir giminaičiams, kuriuos siūsim. Norime šią savaitę jų išsiųsti. Eisime aplankyti kalėdų senelį kitą savaitę. Aš jau nusiskyniau štai mano gėlytė, kiek vaikučių prileido, tai dar turiu dar kelis, tai noriu pamerkti vandenį. Mano gėlytė leidžia labai daug vaikų, tai dabar galvoju pamerksiu vandenį, kad išleisiu šaknis.
Ir kol vaikai čia darbuojasi, aš galvoju užmaišyti tešlą meduoliams ir ją palaikysime turbūt iki rytojus ar po rytojus ir tada kepsime. Tai vat, tokie vat kalėdiniai reikaliukai vyksta pas mus, kalėdinis pasiruošimas šiandieną. Ko tu toks piktas? Šiandien atvirukų diena, tai surašiau atvirukus ir aš iš tikrųjų stengiuosi kažką tokį širdies kartais parašyti. Man sunkiai sekasi, tai aš ilgai laiko užtrunku. Čia draugiai padariau atviruką, tik reikia voką surasti. Ir greitai noriu parodyti draugės dovanėlę, kurią šiandien paduosiu. Tai čia yra lauktuvės iš Maroko. Jos gimtadienis nesenai praėjo. Aš suvėliau jai tokį vat žaisliuką pandą. Gimtadienio proga, tai va su tortu, su kepurė ir ji labai mėgsta pandas, turi tokį didelį udį, kurį nešioja tokį kai halatą, žaisliuką dovanų. Gerai, ką dar čia turiu? Čia yra bombų rinkinys į vonę. Tada nupirkau tą knygą, kur rodžiau, labai faina. Man labai patinka, kai gaunu knygą dovanų su kažkas parašyta viduje, nes iš tikrųjų pamiršti, iš kur tas knygas gauni ir kartais, vat, kai randi knygoje parašyta ir iš kartais, kai labdaroj perku, būna kažkas fainų užrašyta. Tai vat, įrašiau tokį vat įrašą. Tada įdėjau veido kaukių, kalėdinį atviruką. Čia yra rinkinys tokių labai gražių šaukštelių kalėdinių. Dar veido kaukių kalėdinių. Tada jos draugui kojinių rinkinys suši ir pakelis husainių. O iš Maroko šiaip parvežiau Hanos, ji prašė tokios. Tada nupirkau tokią vat, tada toksai vat molinis lūpdažis. Parsivežiau juos kelis, tai pačiai įdomu iš tikrųjų yra išbandyti. Ir ant kojas va tokia apyrankė. Susitinkam iš mašinos. Tai važiuoju paimti kalėdinių dovanų vaikam nuo močiutės. Mano vaikai labai norėjo tokių specifinių lego, kurių ne visur yra. Tai užsakiau, kad atvežtų į parduotuvę mano mieste ir po to nuvešiu mamai. Ir vieną mažą rinkinuką paėmiau pati, nes radau gimtadienio lego. Ir kadangi Čarlis yra kalėdinis vaikas, jisai gimęs per antrą kalėdų dieną, tikiuosi viskas labai greitai čia įvyks ir greitai paimsiu ir paslėpsiu viską mašinui, nes ant pusės turi būti Magnus koncerte. Su klase dainuos kalėdinės dainėles, kalėdinį koncertą. Labai laukiau, labai jis laukė ir bus labai faina. O po to važiuosime susitikti su mano drauge, važiuosime kažkur papietauti. Rodžiu, turiu jai dovanėlę ir ja, taip smagiai praleisime mes dieną. Galbūt labai noriu pamatyti Moana 2 ir mačiau 3 valandą yra kinas, tai galbūt su vaikais nueisime į kiną. Nes jeigu pavalgę, jie nebus pavargę ir šiaip po savaitės nebus pavargę, nes penktadienis jiems sunki diena. Galvoju, kad per Disney Plus gali išsinuomoti Moana 2, bet ten įdėta tik reklama, kad atsit kino teatruose tai gali pažiūrėti, nes dabar per Disney Plus yra daug tokių kinų, kur rodo kino teatruose ir tu tiesiog gali išsinuomoti namuose. Bet ne, Moana tik tais kino teatre ir labai noriu pamatyti, nes mums labai patiko pirmas, žiūrėjau milijoną kartų. Man Spotify sako, kad Moanos visas tas playlistas buvo mano mėgstamiausias praeitais metais, tai ne mano tenais vaikų. Tokie mūsų planai, tokie reikalai. Važiuojame šiandienos dieną, mano bantukas slysta man iš plaukų. Įsiseigiu tokį didelį barchatinį bantą į plaukus ir aš jaučiu, kad jis man slysta. Kaži, ar nepamesiu. Ką tik buvom pavalgyti su vaikais. Ar patiko? Patiko.
Aš užsakiau tokius labai aštrius vištienos tokius dalykėlius ir Magnus visus suvalgė. Ar nusipirkome bandelių, nusipirkome kuo dar tokių rutuliukų daunutų ir važiuojame namo. Su kava gersime, atvažiuoja mano draugė. Vaikai gavo labai smagius Lego žaisliukus, tai iš karto turbūt eis statytis jų. Ir jo, tokia mūsų popietė bus smagi. Magnus koncertas man labai patiko, kaip jis gražiai dainavo ir šoko. Taip, Magnus? Nu, aš šokai biški su rankom, aš mačiau tada. Aš Magnus grasinau, kad šoksiu per jo koncertą, jis sakė, negalima. Magnus, kodėl negalima mamai šokti per koncertą? Nes niekas negirdės. Nes niekas negirdės, taip. O kamščiai tai kosminiai. Vaikai gavo dovanų štai tokių Lego žaisliukų, tai vat viskas sustatėm, jau kaba ant eglutės. Šiais metais mūsų eglutė toksai truputį chaosas, bet man labai patinka. Nes iš tikrųjų pirmi metai jį gyva, bet va žvaigždė, tai ant jos stovėti nenori. Nežinau, kaip ją prikabinti. Va vėl. Tai vat. Labai smagus. Ir va tie šuniukai, kur nusipirkau prieš kelias dienas. Ir va tenais besmegenis Lego. Ir va dar toksai kalėdų senelis. Šiandieną esu susipykti su šiuo padaru, nes jis iš kažkur grįžo. Jis buvo išvykęs į lauką ir va grįžo purvina nosim. Kojas irgi tokias pat. Kaip visas riebaluotas, aš nežinau, toks nuglostytas. Tai eis maudytis. Bet nu taip jis mane myli, paskutiniam dienom nelabai noriu susipykti. Jis jau nujaučia, kas čia vyks. Tu šaukiu, ką? Nesibraižyk, Nedaryk man skaudžiai. Nesibraižyk. Aš žinau. Tu žvėri. Well, he's a bad behavior too. O, net aš jungiau. Atsiprašau, net tą jungiau. Palauk. Palauk. Bet Maksimus labai bijo džiovintuvo, taip? Ko labiausiai bijo Maksimus pasaulyje? Koldūnas. Pabandžiau katiną su džiovintuvu išdžiovinti, kaklą bandė visiškai nužudyti, tai važiuokite dabar su kokiu vaikščiosiu. Aš jam vakar nagus nukarpiau, kaip jis mane sugeba supraišti. Grinai buvo pasikėsinimas į mano gyvybę. Su džiovintuvu niekaip nesusidraugaujam, atrodo, kad jam vienu metu buvo kaip ir pradėjęs patikti. Ir tada va dabar šiandien įjungiau ir leidosi ir vienu momentu taip sapt man per kaklą. Tai va, ir pabėgo. Tai dabar va šlapės valgo, nes daviau skanukų. Yra tokie pirkti šlapio maisto, tokie maišiukai, tai jam yra visiškas desertas. Po tokio stresinio jam reikalo, kaip maudynės, tai daviau jo. Bet žiūri savo kaklą, nu ne ką atrodo. Halloweenui būtų praėję, bet dabar kalėdom, tai nežinau. Na ką, laikas mano kalendoriui, aš nebegaliu, tie Lego yra visur, visuose namuose, kiekvienojame kampelyje. Taip, atsidarome mano kalendorių, šiandieną 14 diena, tai galiu atidaryti ir 13. Galiu atidaryti, yra 10 diena, buvau pamiršusi atidaryti, tai vitamino A, turbūt veido kremas, ar kas čia yra. To išsiaiškinsim. Orkų sėklų ekstraktu ir levandos aliejų. Tai praeitais metais gavau tokį aliejų nusivalyti makiažui, kosminis, labai patinka. Pakių serumą ir iš jo kaina kažkas virš 20 kelių eurų, tai labai smagu gauti pilno dydžio kalendorių. Tas labai patinka, kad stiklinės rudo stiklo, nu, labai fainos. Tai vat, štai toks kremukas. Tada Pau firmos lūpų balzamas, tai esu juos išbandžiusi, labai faina rankinėse nešioti, gali naudoti ir pakiams labai tinka, viskam tinka, kur sausesnė oda gali pasitepti, labai fainas dalykėlis. Praeitų metų visiškas mūsų atradimas buvo Faith in Nature, gal ne praeitų, gal užpraeitų net. Ir mes per šį kalendorių atradome šią firmą, tai šis kūno prausiklis yra kosminis. Gavome praeitais metais levantų, man atrodo, kvapo labai patinka. Maniškis konfiskavo šį dalyką ir nešęs į sporto salę, o dabar gavau mėtinį, kurį mielai sunaudosiu ir tada mano šampūnai ir kondicionieriai. Ir čia kaip ir miniukai, bet visai gero dydžio miniukai. Čia kokią 2 savaitėm pilnai užtektų atostogos ir kažkur. Tai yra mano vieni mėgstamiausių šampūnų ir kondicionierių. Ir aš būtent šiuo metu juos ir naudoju. Tai vat, šiuos pasidėsiu kokiam atostogam arba kam nors padovanosiu, nes labai faino dydžio. Tai vat, tokias dovanėlės būtent
mano kalendoriuje. Dvylika 15. Aš be pusryčių nežinau, ar valgyti pusryčius ir pietus. Gyvenimo dilemos. Norite išgirsti juokingą dalyką? Tai pasijungiau savo siuvimo mašiną. Turiu kelis nedabaigtus projektus, kuriuos tingiu su rankom siūti, nes labai daug darbo. Ir pasijungiau ir aš pradėjau ieškoti tokio metalinio daikčiuką, kur, dedasi čia. Ir atidariau ir trūksta jo. Ir ieškau jo visur, išknisau visus siuvimo mašinos tą apdėklą, visą siuvimo dėžutę, absoliučiai viską išverčiau, jau verkti noriu. Ir įeinu į Amazon paieškoti pagal modelį, kad užsisakyti jį, nes, be jo negali siūti. Ir niekur jo nėra. Ir tada paguglinau, koks jis turi būti ir pamačiau, kad pas mane nesideda. Aš visai pamiršau, kad pas mane tiesiog dedas išpulikė ir viskas, ir nereikia. Aš ant tiek senai nesivau, kad jo. Tai va, po tiek streso galiu eiti ramiai, pradėti siūti savo užuolaidas. Susitinkame dovanų pakavime, taip? Vyras išsivežė vaikus, neturiu daug laiko, tad noriu viską supakuoti ir paslėpti. Ir greitai jums parodyti, ką kiekvienam nupirkau. Nupirkau Čarlį tokį kačiuką, labai skušiame laufainą. Ir jis turėjo tokią dėmę ir įmečiau jį skalbti. Ir vyras iškrausė skalbimo mašiną ir jį sugalvojo padėti ant radiatoriaus. Tai Magnus rado, atnešė man, sako, kieno čia, taip toliau. Tai aš jam pasakiau, kad aš nupirkau Čarlį kalėdom. Ir gaus Čarlis kalėdom ir kad neišduotų paslapties, nes turiu ir jam dovaną. Gaus po minkštą žaisliuką nuo manęs kalėdom abu, jeigu neišduos paslapties. Tai sakė, nesakys. Čia Magnus žaisliukas, toksai va drakonas, jam labai patinka drakonai, kur nepažiūrėjau ir nupirkau, ir žiūrėjau, jis buvo išpurvintas, mėtėsi parduotuvėje ir aš jį išploviau. Ir Magnus rado. Kaip prašė šiais metais Lego puodelių, nes užmatė per televizorių rodė reklamą. Ir tai yra tokie puodeliai, ant kurių gali statyti. Ir yra detalės viduje. Tai Čarlis norėjo juodo, Magnus geltono. Tai pirkau vis iš Temu, nes tenais kaina buvo geriausia. Buvo ir Amazon apie 16 eurų. Temu, man atrodo, aš sumokėjau po 6 ar 7 eurus. Tai turiu juos du. Vienas dėžutė atvažiavo, kitas paprastas taip pamaišelė. Tai turbūt abu išimsiu iš dėžutės, kad atrodytų panašus. Vaikų dovanas visą laiką pas mus gan panašios, nes dar tas amžius, kai jie nori to pačio. Iš tikrųjų nupirkau Magnus drakoną ir galvoju paimsiu tokį žiurkėną, nes Čarlis labai mėgsta žiūrėti tokį žiurkėną per YouTube, kuris tenais laksto per visokius kliūtis, visur jis ten lipa. Ir kai pamato žiurkėnus, visą laiką manęs prašo ir rodo, kaip faina būtų, bet ne, gyvo tikrai nebus. Tai nupirkau vieną ir pagalvojau, kad bus kautynės, kai gaus Čarlis ir negaus Magnus. Tai užsakiau dar vieną, tai pirkau jas Amazon. Tai yra tokie žiurkėnai, jie turi tą savo kamuoliuką, rieda vaikštą kamuoliuke, gali juos ištraukti. Jie kažką daro, tai man atrodo, jie juda ir man atrodo, jie laksto tik tais po namus. Tai tais metais buvo žymiai per daug dovanų ir tikrai tiek nereikėjo, nes dar gavo iš senelių, močiučių. Labai faina tokia tradicija, kaip pirkti vaikam dovanas, tai something they want, kažko, ko jie nori, something they need, kažko, ko jiem reikia, something to eat, kažkas valgoma ir something to read, tai knygos, kažką skaityti. Ir maždaug stengiausi tom kategorijom supirkti dovanas, tai kažką, ko jie tikrai nori, tai yra Ninjago. Nupirkau po Ninjago maikę, visiškas manau bus hitas, nes jiem viskas patinka su Lego ir Ninjago tai iš viso. Dabar pamačiau Pepko maikės, tai paėmiau 2 vienodas. Tada šiek tiek saldumynų, čia yra Smarties saldainiai, tai papakuoti. Tokias 2 knygas nupirkau, mes baigėme surinkti visą kolekciją, čia yra autoriai, kur parašė Gruffalo, labai fainos tos knygos, labai juokingos ir įdomios istorijos, tai gaus po knygą ir mes jau baigėme surinkti visą kolekciją. Koks tu skanas, aš negaliu. Kadangi Čarlio gimtadienis 2 kalėdų dieną, tai nupirkau jam gimtadienio tokį Lego rinkinį ir mikroskopą, kas manau bus visiškas hitas, nes jisai mėgsta vaikščioti po kiemą ir žiūrinėti kiekvieną lapelį, vabaliuką, viską. Tai užmačiau, kad yra tokie mikroskopai, kur labai gerai pritraukia viską ir galvau, jam turėtų labai patikti. Tai čia bus gimtadienio dovana.
Are you so silent? 2. Last in New York. Kas čia atsiuntė jums laišką? Elfas. Elfas? Wow. Čia ne elfas. Čia... Gal Čarlis paskaitys, kas čia parašyta? Vyras man šiandieną padarė pusryčius, einu pusryčiauti, geriu štai tokį kolageną. Iš tikrųjų Lietuvoje pirkau vaistiniai, jau 3 ar 4 dienas išgeriu, tai kažkada naudoju visą tą kursą, labai man patiko, tai pradėjau ir vėl gerti. Einu į paštą, tai grąžinsiu siuntą, tai čia iš Amazon nupirkau katinų tokį žaidimą, tai sulaužė tą žaidimą, susitariu, kad grąžinsiu, šiaip noriu, kad pakeistų į naują, bet nekeičia ir tada turiu kalėdinio atviruko dar išsiųsti, nes nerandu pašto ženklų. Wow! Kas galvojo, kad Glego irgi nori žaisti tokius žaidimus? Eik, eik! Atvažiavo kurjeris ir traukė iš savo vano tas dėžes ir jos plyšo ir krito viskas lauką, nes aš sakiau šunų katinų maistų, skardinių šlapio maisto, ką aš dar labai fainą gertuvę nupirkau ir sausą maistui pasidėti viršui, nes dabar ką naudojame, ta sistema net neveikia, netinka. Aš užsakinėjau viską iš Zooplus. Per kelias dienas atvažiuoja ir bandžiau lyginti su tuo, ką perkam čia, vis tiek gaunasi iš tenais užsakinėti žymiai pigiau. Nes parduotuvėse, nes tiesiog aš perku didesnius kiekius ir man padaro akciją, kad čia kai ateisiu dabar kažkur susidėliosiu viską, nes tokius maišus reikia kažkur paslėpti. Susitinkame, bum bum, per rampas važiuoju. Labas, susitinkame kelyje, važiuoju į paštą, man reikia išsiųsti grąžinimą ir reikia nusipirkti pašto ženkliukų, nes Magnus kažkur padėjo mano visus pašto ženkliukus, aš visą laiką užsipirkusi jų ir turiu namuose, bet antrą dieną ieškau ir dabar aš garantuotai rasiu ant kokios sienos užklijuotus arba kam nors į atviruką bus priklijavęs, nes padarėme šiais metais didžiausią pasaulyje klaidą, tai jų advento kalendorijoje kas kelias dienas yra kalėdiniai lipdukai ir jis pradėjo juos visur klijuoti, ant durų, ant langų, ant sienų ir aš jūs randu visur, jie sunkiai nusivalo, tai daugiau tos klaidos niekada nedarysime, nes labai pasimokėme ir dar tebesimokom, nes dar kalendorius nepasibaigė, tai va šiandien ryte gavo vėl lipdukų, tai susitarėm, kad ant atvirukų vokų užklijuosim. Praeitais metais išsiuntėm atvirukus į užsienį, tai seneliai mano gavo, aš išsiunčiau gruodžio pradžioj, mano seneliai gavo tik tais vasario gale atvirukus, kas, žiauriai nefaina. Tai šiais metais išvažiavo su siuntiniu, tai viskas jau vietoje, bet šiaip, tas paštas labai lėtai eina ir šiais metais išsiuntėm keliem draugam į užsienį, tai vad bus įdomu pažiūrėti, kaip šiais metais. Šiandieną ieškojau Gingerbread House, tai imbierinio namelio renkinio, yra IKEA žinau, bet IKEA žiauriai toli nuo manęs. Visą laiką rasdavau Aldi arba Lidl, šiais metais nėra ir kiek tikrinau nėra. Čarlis beveik kiekvieną dieną prašo, bet aš taip nenoriu jo kepti, nes vienais metais aš kepiau, aš noriu pro balkoną paleisti ir man ten griuvo, nesigavo, tai va praeitais metais buvo pats fainiausias, nupirkau Lidl traukinys, su visais tenais skanumynais, su viskuo,
trečią kartą iš eilės tikrinu ir nėra, tai šiandien nuvažiavau į Aldį ir nupirkau Čarliui dovaną, kurios jis labai norėjo. Nežinau, kada duoti, ar gimtadieniu, ar kalėdom, nes viena diena tesiskiria, ar iš viso gal kokią nors šiandien ar rytoj, kad galėtų užsimti savaitgalį. Nu, pažiūrėsime, bet nupirkau vulkaną, kuris tenais eksperimentas lavai. Tai dabar ką tik Aldį dar nupirkau kalėdinių vinų, savo mėgstamiausią likerio Baileys ir ką aš dar nusipirkau. Ir mėtinę tokią padažą, parodysiu namuose, jis yra kosminis, jo niekada negaunu. Prieš užbaigiant šį filmuką noriu jums parodyti tą stebuklingą padažą, apie kurį kalbėjau, tai jis atrodo štai šitaip. Jogurto ir mėtų padažas, kartais būna per stebuklą Aldi. Tai užsipirkau ir šitą buteliuką mama nežiūrėjo, gausi kalėdom, nes nežinau, ar dar turi. Kai užmatydavau, tai aš jį nupirkdavau daug arba jį man. Taip pat būdavo su Sweet Freedom tokiais sirupais, jų irgi labai sunku gauti. Kai gauni, tai užsipirkdavau visą spintą. Ir taip pat su krienais, kurie yra su burokėliais. Yra tokie krienai violetinės spalvos, jų praktiškai niekur nėra. Ir irgi jį rado kažkurioje tenais lietuvių ir lenkų parduotuvėje, tai irgi man nupirko kelis. Nėra labai tenais kažkokios geros sudėties ar kažko, bet, nu, toksai majonezą alternatyva. Tas iš mėgstamiausių mano padažų. Jeigu užmatysite, išbandykite. Vakar, sakiau, apvažiavau daug parduotuvę ieškodama to namelio imbierinio, neradau, bet nupirkau 2 dėžutės kaimynų mergaitėms saldainių. Tada nusipirkau acetoną, nes mano labai mažai beliko. Mano šie mėgstamiausi. Ir daug kas turbūt jau žino, kad ausų valyti su jais negalima ir nesveika. Aš juos naudoju tušui, kai prisidirbu su tušu ir reikia apsivalyti, tai man šio dalyko užteks keliem metam 300 jų. Man patinka jų pakuotė, nes visai gražiai gali stovėti va tokia, nereikia jų kažkur perdėlioti. Ir sudėtyje yra vata ir bambukas. Plasmasinė kokie ir jų kaina, man atrodo, 1,5 € už 300. Tada nusipirkau dar pilkinantį šampūną. Tada užmačiau dalyką, kurio nemačiau labai daug metų. Tai yra iš firmos Got2b, tokia pudra ir ją užsidedi ant šaknų, patrini ir tavo plaukai palieka milžiniški. Laikosi labai gerai ir ilgai. Ir apimties suteikiantis labai fainas produktas. Iš tos pačios firmos nupirkdavau blizgiai suteikiantį purškalą. To tai nežinau, kiek metų nerandu ir jeigu raščiau, nusipirkčiau 10, nes labai patikdavo. Tai va, tokie mano pirkiniai. Ir paskutinis pirkinys yra mano mažylių už savaitės 6 metai. Aš negaliu. Kur laikas eina? Tai nupirkau žvakutę gimtadienio tortai. Jo. Dar negaliu patikėti. Šiandieną mūsų laukia labai kalėdiniai ir smagus dalykai, tad pasidalinsiu jais kitame filmuke ir ačiū, kad buvote kartu, sutiksime kitame mano filmuke. Iki.